Sveiki, šioje pamokėlėje jūs sužinosite serverio WiseMC pagrindų. Išsirinkę jums norimą sklypą, prieikite prie agent ženklo. Įsitikinkite, ar tikrai turite pakankamai pinigų. Norint tai padaryti, rašykite /money. Ir jums turėtų parodyti, kiek pinigų jūs turite. Jeigu turite daugiau negu rašo ant agent lentelės, spauskite ją dešiniu pelės klavišu. Jums turėtų parodyti, kad jūs nusipirkote savo norimą sklypą. Nusipirkę sklypą, būtinai padėkite lentelę su savo niku ir adresu. Kaip parduoti jūsų turimą sklypą? Dėkite ženklą, rašykite liaustiniai skliaustai, agent skliaustai užsidaro. Kitoje eilutėje rašykite jūsų ploto pavadinimą. Trečioje eilutėje rašykite, už kiek jūs parduodat savo plotą. Spauskite done. Jums turėtų parašyti, kad šis sklypas parduodamas. Norint atsirasti savo name, pirmiausia parašykite savo name set home. Jums turėtų parašyti, kad home set. Tai reiškia, kai jūs išeisit iš savo namo, rašykite /home. Jūs turėtumėt atsirasti atgal savo name. Kaip užsirakinti namo duris? Rašykite C private. Parašę, spauskite kairiuoju pelės klavišu ant durų. Jums turėtų parašyti, kad durys užrakintos. Kaip naudoti shop? Išsirinkę jums norimą dalyką. Antroje eilutėje jums rašys, kiek jūs gausite, trečioje, kiek jūs kainuos. Įsitikinę, kad tikrai turite tiek pinigų, spauskite dešinį ant lentelės. Jums turėtų parašyti, kad jūs nusipirkote jums norimą dalyką. Kaip susirasti darbą? Rašykite jobs browse. Jums turėtų parodyti, kiek yra atitinkamų darbų. Įsirinkę jūsų darbą, tarkim, minerių, rašykite jobs join miner. Jums turėtų parašyti, kad jūs prisijungėt prie darbo. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite apsilankyti mūsų Facebook tinklalapyje WiseMC.